priminti norėčiau apie Niurenbergo kodą mūsų mieliesiems valstybės tarnautojams. Ogi Niurenbergo kodas 48 sako, kad reiškia būtinas yra savanoriškas pritarimas žmogaus subjekto visame kame. Antras, reiškia, eksperimentas turėtų būti toks, kad, reiškia, neštų rezultatus gėrio, reiškia, society, tai yra bendruomeniai, kaip čia, nepasiekiamus kitomis studijomis ar metodais ir neatsitiktinis ir, reiškia, nebūtinas gamtoje. Eksperimentas turėtų būti, reiškia, kūrimas ir pagrindžiamas rezultatais su tyrimu su, reiškia, gyvūnais pirmiausiai. Ir žinia natūralios ligos istorijos ir kitos problemos, reiškia, kuri po studiją, kuri pateikia laukiamus rezultatus, kurie pateisins, reiškia, šito eksperimento kaip performance, tai eiga, sakykim, taip ar ne. Eksperimentas turėtų būti vykdomas taip, kad išvengti visų nereikalingų fizikinių ar mentalinių kančių ir sužeidimų. Joks eksperimentas negali būti vykdomas ten, kur yra, reiškia, išankstinė priežastis tikėti, kad mirtis arba neįgalumas gali atsirasti. Išskyrus galbūt tuose eksperimentuose, kur eksperimentuojantis šitie gydytojai taip pat, reiškia, tarnauja kaip subjektai šito eksperimentų. Rizikos laipsnis, kuris paimamas, neturėtų niekada viršyti to, kuris, reiškia, numatytas humanitariniai svarboj šitos problemos, kuri turi būti išspręsta šito eksperimentų. Išankstinės preparacijos, tai yra pasirašymai, turėtų būti padaryti, reiškia, ir adekvačios įstaigos turėtų pateikti ir ginti eksperimento subjektą prieš netgi tolimas galimybės sužeidimo, neįgalumo arba mirties. Eksperimentas turi būti vykdomas tik, reiškia, moksliškai kvalifikuoto personalo. Per kursą šito eksperimento žmogaus subjektas turėtų turėti laisvę paimti šitą eksperimentą, tai yra pabaigti šitą eksperimentą bet kada, kai jis, reiškia, pasiekia savo fizikinės ar protinės būsenos, kur eksperimento išraiška gali būti jam paprasčiausiai neprimtina, nebeįmanoma. Ir per šito eksperimentų visą laikotarpį mokslininkai, kurie vadovauja, reiškia, turi būti pasiruošę nutraukti šitą eksperimentą bet kurioje stadijoje, jeigu jie turi galimai priežastį tikėti, kad šito eksperimento tęsimas galėtų suteikti, reiškia, sužeidimą, neįgalumą arba mirtį eksperimentiniam subjektui. Taigi visi punktai Niurenbergo kodo, reiškia, yra pažeisti ir aš dar kartą noriu priminti, kad toks dalykas egzistuoja. Jisai yra pakankamai šviežias, šitas dalykas istoriškai, ir jūs šitą dalyką išgirsite, mielieji, greičiausiai perskaitama jums asmeniškai, kai ateis momentas atitinkamose įstaigose iš atitinkamų žmonių pusės. Tuo tiek ir norėjau pasakyti. Nes tai yra neišvengiama. Taip, aš tą turėjau klausimą. Arba šitas vykdoma. Viskas tiesiog, tiek nihilistiškai. Kai kas pamiršo. Ir tai yra, reiškia, čia yra lyderiai turėtų žinoti, kad reikalaujamas nešioti kaukės arba vakcinas savo šitų piliečių arba nacijos ir, reiškia, jų uždraudimas prieigos prie maisto, sveikatos apsaugos, kas dabar visiškai vyksta, transporto arba edukacijos. Jeigu jie, reiškia, nesutinka šitam nešioti kaukės arba vakcinas priimti, tai yra karo nusikaltimas, mielieji. Apie tai ir kalba Niurenbergo kodas. Bus tribunolas. Taip. Tai yra ne juokai, tai istorija mėgsta kartotis ir šį kartą jinai taip pasikartos, kad nuneš juos visus. Tiesiog šitai. Tai šito vietu mes tiesiog paimkim, aš kai karto lietuvišką, nepykim, konstituciją ir pažiūrėkim bent jau pirmų 12 punktų. 12 punktų, galim visi perskaityti. Taip. Tai viskas yra, jie daro prievartą, kuri neprašyta. Aš šiandien labai daug studijavau Amerikos konstituciją su žmogaus teisėmis ir visą kitą. Viskas yra pasipriešinta žmonių valiai ir žmogiškumui. Jūs ką išdrįsot laužyt? Pažiūrim. Jeigu jūs kietesni už dievus. Pažiūrėsim, kom tai baigsis. Tiesiog pažiūrėsim.